Šiame video jūs pamatysite, kaip aš išlikau beveik 5 dienas, kaip beveik, jau yra 5 dienos. Visgi šį išlikimą aš labai ilgai negalėjau normaliai filmuoti, klausimas kodėlgi. Nes tai hardcore'as, o ne survivalas. Jeigu survivalas, tai tiesiog gali prisikelti ir viskas, eiti paimti savo daiktus, kol jie nepraniko ir viskas. Bet šis išlikimas visiškai kitas buvo. Aš išlikau, kaip 5 dienas ant naujos versijos 26. Tik 5 dienas taip. Aš iš pradžių šiaip planavau filmuoti 100 dienų išlikimą, bet kai žinau, kiek tai užimtų pas mane laiko ir kiek vietos ant Discord'se kažkaip per daug. Tie, kas dabar atėjo iš kreivo YouTube kanalo, nes kaip tik ten aš buvau pradėjęs išlikinėti, ant 1.21.11 versijos, ant jos aš pasiekiau visus savo mėgstamus tikslus, taip pat padariau šitus mažą projektą. Bet paskui ten atsitiko viena problema, man reikėjo pereiti į Madridą, tai žodžiu. Tai tie, kas atėjo iš ten, tai ačiū, galbūt jums ne vienodai ant manęs. Aš sakau, galbūt. Šį išlikimą aš nufilmavau, galim pasakyti, iš 6 karto, gal iš 5, nes per tam kartą viskas buvo puikiai. Aš buvau padaręs beveik tą patį viską, bet paskui mane tiesiog su ietim nužudė zombis. Jo, labai dažnai ir miriau. Paskui man pavyko pastatyti namą ir taip toliau, bet paskui, kai filmavau, galim pasakyti, galą video, tai man jo vis tiek nužudė. Na, ten galia video, galim pasakyti, bus dar vienas surprizas. Tai gero žiūrėjimo. Šią dalį aš įrašinėjau be balso, kad būtų tiesiog patogiau filmuoti. Taigi, galim pasakyti, kol eis visa šita dalis, tai aš, šnekėsiu, ką aš darau, nes kaip taip gaunasi, video gaunasi su balsu, kaip ir be balso. Taigi, praeitą kartą, kai aš buvau žuvęs šiame pasaulyje, aš buvau be varinių šarvų ir tai buvo didžiulė klaida. Ir šį kartą aš norėjau tiesiog greitai padaryti šarvus, aplankyti kaimą ir svarbiausia, eiti iki to progreso, iki kurio buvau daėjęs praeitą kartą. Tai va, tai būtinai vardinsiu tą, ką aš darau. Šiuo momentu, kaip jūs matote, aš dabar renku anglį. Kam? Nes aš planuoju prisijungti labai daug vario ir padaryti tiesiog varinius šarvus. Taip pat įrenkius. Nes aš jaučiu greitai žūsiu, aš to nenoriu. Nes tai be to yra hardcore'as, čia greičiau alkis kyla ir čia greičiau galima žūti. Taigi dabar prisijungsiu šiek tiek anglies, kaip šiek tiek. Galbūt apie 30 vienetų. Paskui vario, gal porą stakų, jeigu rasiu. Ir paskui jau apdorosiu visą šitą varį ir paskui padarysiu šarvus ir įrankius. Šiuo momentu aš jau esu kaime, tai nusprendžiau paimti vieną lovą, nes pats savo lovą aš nedarysiu, nes nemačiau šalia šitų avių. Šią naktį aš nusprendžiau nemiegoti, nes pirmą tai galėsiu bent jau achievementą padaryti, tiksliau pasiekimą, kad tipo monstrų medžiotojas, taip pat greičiau prisirinkti šieno. Ir kaip aš planavau, nes aš buvau matęs vilkus, aš norėjau prisijaukinti vilką, man reikia tam dalyko kaulų. Tai jeigu pavyks, tai gausiu kaulų porą ir prisijaukinsiu porą vilkų, kad galėčiau paskui jos, kad jie galėtų tiesiog pasidauginti paskui. Ir pas mane būtų jo gal 5, gal 6, gal 8 net, nežinau. Žodžiu, daug labai vilkų.
nusprendžiau, taip sakant, pastatyti savo gyvenvietę ir šiaip pagyventi vyšnių biome, nes šitas biomas atsirado nuo 1.20 atnaujinimo, tai reiškia jau gana seniai, bet visgi aš tiesiog noriu pagyventi šiame biome. Man tiesiog patinka. Pirma, tai šitas biomas tiesiog yra ant kalno, tai nuo jo galima pasakyti labai gražus vaizdas. Jeigu žiūrėti iš minimapą, tai jeigu taip vertinti vaizdą, tai labai gražiai gaunasi. Ir šiaip realybėje, jeigu žiūrėti nuo kalno, tai labai gražiai vaizdas gaunasi. Tai nusprendžiau gyventi ant kalno, galim pasakyti. Pastatyti, tokį normalų namuką, kaip ir praeitam išlikime ant kreivo YouTube'o. Ir viskas. Ant šio video išleidau apie beveik 3 dienas. Klausimas, kodėl tiek daug, nes 5 dienas užima apie galbūt valandą su pusę. Nes, tai galim pasakyti, tai aš bandžiau 5-6 kartus... bandžiau 5-6 kartus nufilmuoti šį video, bet... Ant 5 karto, kaip jūs matėte, mane nužudė zombis. Labai durnai atrodė, jo, labai durnai. Ir todėl aš pabandžiau dabar nufilmuoti ir viskas, ačiū Dievui pavyko. Va. Tai va dabar nufilmavau galutinį rezultatą.
Ir kaip jūs žinote, ant hardcore, jeigu tu žūsti, tu neprarandi savo pasaulį, bet jeigu tu žūsti, tu gali perkurti pasaulį vėl, nueiti iki to progreso, iki kurio buvai nuėjęs. O jeigu tu, pavyzdžiui, išlikęs jau 100 dienų ir paskui pabandėjai, jeigu žuvai, tai paskui gaila labai, kad žuvai, nes, tipo, neprarandi pasaulį, bet tau reikia iš naujo viską daryti. Va. Tai iš anksto ačiū šitiems dviems bičiuliams, kurie iš karto mane pasubscribino, nes buvau iškėlęs video ant kreivo YouTube, kad išeinu į šitą kanalą, taigi labai ačiū šitiems žmonėms, kurie dabar prašys komentuoti.